Sveiki, mano gėlytė, su jumis aš esu Adelė ir šiandien yra 11 serija Užburtas kaimas. Tai ką, sėkmė žiūrėti. Nu va, atvažiavom. Kaip seniai čia buvom. Kažkaip čia prie kapinių labai šalta. Jo, kažkaip keista. Čia vis tiek tas pats laukas, bet čia yra šalta, o ten yra šilta. Čia atrodo, kad čia minus 15 nebent. Jo, čia labai šalta, nu ne. O pas mus tai buvo dabar tai 21 laipsnis. Nu taip. Ir vėl pas prosenelę atvažiavom. O kas čia vėl per knyga? Tai kažkokia dėžė, dabar knyga. Nežinau, pala, kas čia per ženklas? Man iš kur žinot. Jisai jau buvo ant žemėlapio. Palauk, aš žinau, kokia čia yra knyga ir koks čia ženklas. A kokia čia knyga? Čia knyga, kur Austė Bokštą pasiemusiam tiek legendų. Netgi apie mūsų močiutę ir Adrianą kalba. Ir ten dar... Įdomiai. Ir ten dar yra dar šitas ženklas, kur aš ne pirmą kartą matau jau. Nu gerai, paimsiu šitą knygą. Ką žinau, knyga tai knyga. Čia iš vis ne legenda, čia pasaka kažkokia tai. Aha, tu atsiversk į panašiai patį galą. Legenda apie mūsų kaimą, nu jo, tikrai galėjo parašyta visas legendas. Nu gerai, o kas čia per lapas daklius? Čia kaip žemėlapis kažkoks. Čia kažkoks žemėlapis ir kažkas čia užrašyta šiandienos data. Šiandien? Jo. Kažkaip keista. 2026 metai, 6 mėnesio 21 dieną. Nu, tai čia šiandien tokia ir yra diena. O tai pala, kodėl kažkaip keista senieji laikai ir šitie metai? Nu ką žinau, knyga tai 2000-ųjų. Aha, ir Ten data išleidimo buvo parašyta pradžioje. kažkaip labai keista, kad dar 26 metai dar plus prisijungia, kažkaip keista. Aha. Čia kažkokia pažymėta vieta prie tavo mėgstamiausios bažnytėlės. O gal tu nueik, pažiūrėk, kas ten. Tai gal biškį reikia namo nueit, biškį pavalgys, ar tada bus gerai tada. Tai gerai, pažiūrėjom šitą žemėlapį. Jaučiasi, kad čia šilčiau negu ten. Nu jo. Oi, mano bažnytėlė. O kodėl čia knygos mano visos išmėtytos? Nu visai jau. Reikia sutvarkyti. Taip, nu va sudėjau Taip, nu vėl ta knygos. Nu vėl šitą mėlyną šviesą, nu atsibodo jau. O kodėl ona taip greit pradingo? Na, įdomi. O čia kas mėtosi? Raktas? Ką čia daro raktas mano bažnytėlei? bažnytėlė. Tai ką, reikia vėl eit. Okei. Nes mama rado tą lapelį kažkokį tai. Tai reikia eit.
Viešpaties yra žemė ir visa, ką ją pripildo, pasaulis ir visa, kas jame gyvena, nes tai jis ant gilių vandenų jį pastatė ir įtvirtino virš požemio upių. Kas įkops į Viešpaties kalną, kas galės įeiti į šventąją buveinę. Amen. Ko vėl atėjai, vaikeli mano? Nu tai, tiesiog šiandien pabūsiu mama vėl prie kapinių. Antrą kartą. Tai žiūrim, kad padėta knyga. Austė, kur skaito. Juoda knyga. Supratau, o žinai, vaikeli, ateinu šiandien į savo bažnytėlę ryte. Ir žiūriu, mano visos knygos išmėtytos ant žemės. Tada jas sutvarkiau, atsisuku, mėlyna šviesa. Ir tada ateinu, žiūriu prie kėdės. Taip, prie kėdės. Va šitas va raktas. Raktas? Taip, čia yra raktas, kur... Marija Agota? Jo, jinai kadaise saugo šitą raktą. Aš turėjau perduoti tavo močiutei Adrianai ir Austei. Aš ir neįsivaizduoju, kad jis atsirado mano bažnytėlėje. Va, im, pažiūrėk. Labai keistas raktas. Na gerai, paduosiu močiutei. Šį kartą dar toks dalykas dar. Mes, kai radom tą knygą, mano mama rado lapelį, kur buvo parašyta 2026 metai, 06 mėnesio ir 21 diena. Įdomi. Bet čia senoviška. Bet aš radau tokią knygą, kur niekada neturėjau ir aš ją biškį pavarčiau. Tai toje knygoje buvo sakoma, kad kai mėlyna šviesa pasirodys 3 dienas iš eilės, atsivers kelias į labai seną paslaptį. Seną paslaptį? Tik apsakai, kad jau praėjo gal jau kaip 3 dienos jau. Gal pagal jūs tai jau 4. Tai žodžiu, kažkoks tai atsivers kelias į savo paslaptį, bet mes nesužinosim, į kokią paslaptį. Nu gal čia bus labai paslaptinga. Net neįsivaizduoju. Tai gerai, tu raktą savo močiutei parodysi. Gerai. Jo, parodysiu, jeigu šiandien bus namie. Gerai. Jis ten vėl savo, arkliais ten, bet aš kartais jie netrukdau, kai ten būna prie arklių. Tai va. Nu tai, gerai, jeigu ką man paskambinkit, jeigu kažkas atsitiks. Kaip visada. Gerai, vaikeli mano, geros tau dienelės. Ir jums visą gerą. O gal man šitą raktą parodyt pirmą mamai ir tada močiutei, nes kaip tik mama gal dabar čia sėdi, kad pabandyt gal mamai parodyt. Mama, labas, aš jau atėjau po bažnytėlę savo. Labas, žinai, įsivaizduoji, ką tik mėlyna šviesa vėl languose buvo. Tik tai kažkodėl ryškesnė nei buvo anksčiau. Bet jinai jau pradingo. Ir tai? Dar ryškesnė? Jo. Panašiai taip pat, tik gal 2 ryškesnė gal. Nu jo. Nu tai ką, bažnytėlį gerą pasakėm? Ten
Klausyk, ką man kunigė pasakė. Nu va, ką pasakė ta. Bet tai svarbiausia nepasakiau. Raktas Marijos Agotos. Bet tai kaip bažnytėlė jisai atsirado? Jeigu tas raktas, kaip tu sakei, jisai turi būti pas močiutę Trianą ir Austę. Tai kaip jisai bažnytėlė atsirado? Va toks ir klausimas ir yra. Man lygiai taip pat pasakė kunigė, nes jinai pati netgi neįsivaizduoja. Šiek vat knygos jai buvo iškrytę, kažką taip pamatė ir ant kėdės buvo šitas raktas. Supratau. Tai eik močiutei raktą šitą parodyti, jinai kaip tik tenais prie arklių. A tai gal vėliau, nes tadagi močiutė taigi su arkliais, tai gal jai netrukdyt. Tai ne, maitina. Maitina? Maitina, tai gerai. Tai, kai Marijos Agotos raktas, jis kažkaip kitaip atrodydavo negu dabar. Nu, okei. Močiute! Gal trumpam ateit? Gerai, tam. Marijos Agotos raktas. Iš kur tu jį ištraukei? Buvau vėl bažnytėlėj savo, tada kunigė ten tvarkė savo knygas, jie ten nukryta, ir pamatė, kad ant kėdės yra raktas. Parodyk man šitą raktą. Bet jis kažkaip kitaip atrodo, negu kaip Marijos Agotos buvo. Ne, jis taip atrodo. Duok man jį. Nu kaip. Bet čia biškis pasikeitęs toks, man taip atrodo, ten, kur buvo Marijos Agotos, tai buvo biški toks mažesnis negu dabar. Bet man buvo keista. Aš rakto šito neturėjau, Adriana jo irgi neturėjo. Austė tą raktą pasiėmė ir įsaugo iki kol jinai pradingo. Taip jisai atsirado bažnyčiai. Aš nežinau. Patiksliai, man dar sakė, kad Austė buvo ryte bažnytėlėj, o gal jinai padėjo ten. Bet jinai gal be reikalo gal ir nedėtų taip. Bet iš kur jinai gautų raktą? Nežinau. O čia ir reikia klausos Austės. Bet dabar įspėliot, eik paskambink savo tai Austei. Žinau, padėsiu šitą raktą. Gerai, padėk savo tam antram stalčiui dešiniai pusiai. Gerai. Ok. Reikia atsisėsti, susikopti ir jai paskambinti. Pipu, pipu, pipu. Šiuo metu šis adresatas yra nepasiekiamas. Prašau, palikite garso žinutę. Keista, neatsiliepia. Gal jai reikės vėliau paskambint. Vėliau, tai gal vėliau arba perskambins. Pipu, pipu, pipu. Šiuo metu šis adresatas yra nepasiekiamas. Prašome perskambinti vėliau. Tai, Austė, aš Austei skambinau 100 kartų beveik. Tai reikia jai mačiute. Ką? Dabar toks dalykas. Austė mane atsiliepė. Aš 100 kartų skambinu. Ta prasme neatsiliepė. Aš nežinau. Jinai visą laiką atsiliepia ir dažniausiai yra online. Bet taip dabar tai ne. Tai ką, jinai pradingo, ar kas jai nutiko? Nu tikrai ne kaip jūsų Austė, gal tikrai nepradingo. Gal tiesiog arba yra užimta, arba tiesiog telefonas gali išsikrauti.
Nu šiaip jo, bet jeigu jinai pradinga, mums reikia sužinoti, ką jinai padėjo tą raktą, einam jos ieškot. Tik reikia mamai, ar tu būsi namie liksi, arba mama liks namie. Tai reikia greitai pasakyti mamai. Taip, jinai palapinį buvo liktai. Gerai, einu paklausti. Mama, Ką? klausyk, toks dalykas yra. Mes su močiute planuojam eiti Austės ieškoti, nes jinai pradingo. Gal pradingo, gal ir nepradingo, nes aš 100 kartų skambinu. Tai reikia eiti pabandyti surast. Gerai, jūs eikit su močiute, ją paieškokit, aš pabūsiu namie, gal dėl visako jinai gal ateis pas mus. Tai gerai, jau ką, skambink ir jau ką, duok žinoti viską. Gerai. Taip, močiutė, kaip pirma, jau turėtų būti susiruošusi. O, močiutė, tai jau atėjai? Ja. Tai aš paėmiau žemėlapį, knygą, raktą ir kastuvą. Nežinau, kam kastuvas, dėl visako. Okei. Greinam. O, 20 minučių. Tiem, o čia kažką tai stato? Nu, tai prekybos centrą kažkokį tai man atrodo. Kodėl taip durys greitai atsidarė? Nežinau, jūs dažniausiai tai lėtai atsidaro. Nu, jo. Vat per milisekundę atsidarė. O kodėl čia mėlyna? Nežinau. Čia kažkaip tai kaip visąlaik šalta. Nu jo, čia jau ne kažkaip tai, to karto, kada su Adriana paskutinį kartą buvom, čia irgi čia buvo šalta. Nesuprantu, kodėl tai mėlyna, nu gerai, einam žiūrėti. Pagaliau iš ten išėjom. Jo, Čia kažkaip tai... nors nebe taip jau šalta. Čia netgi man kažkaip šilčiau. Močiute, kas ji sugrįžo? Kas sugrįžo? Aišku, žinot, ant šitos sienos niekada nieko nebūna parašyta. Vieną kartą buvo parašyta GAA. Palauk. GAA, jo? Jo. Panašiai kaip Gabija, Austė, Adriana. Ta prasme, bet mes ant sienos niekada nieko nerašydavom. Bet dabar čia rašo, jis sugrįžo. Tik kažkokia ta knyga. Čia vėl tas pats ženklas. Čia Austės knyga. Kūnai čia veikia. Tai ką, ačiū, kad žiūrėjote mano šitą video. Tai su jumis buvau aš ir močiutė. Iki! Ata.